klausytis. Pakartojimą, jeigu norėsit. Tai gerai tada. Kas prisijungs, dar prijungsim. Sveikos dar kartą prisijungusios į mūsų šitą bendrą tokį ratą, reiki, gydančios energijos ratą. Labai džiaugiuosi, kad radot laiko šiandien savo skirti valandėlę. Ir kadangi dalis iš jūsų, dauguma iš jūsų, netgi sakyčiau, su reiki energija susitinkate pirmą kartą, noriu trumpai ir paprastai papasakoti, kas tai yra reiki energija. Taigi, kas tai? Reiki yra iš Japonijoje kilęs ir šitas žodis reiki reiškia visuotinę gyvybinę energiją. Ir mes visi ir viskas aplink mus yra sudaryta iš energijos, viskas yra energija. Ir kai esame sveikos, laimingos ir ramios, ši energija mumise teka laisvai. Iš viršaus į apačią, iš apačios viršų, per mus teka laisvai. Tačiau stresas, nuovargis ar užspaustos emocijos sukuria savotiškas spūstis mūsų kūne. Taip vadinamos čakros susiblokuoja ir tada energija neprateka. Ir tada reiki meistras šiuo metu, aš esu tarsi kanalas, kuris per šią energiją, kuri subalansuoju čakras ir tada energija prateka laisvai. Ir aš lyginus reiki su Wi-Fi, nes galbūt, kurios neturėjot, galbūt stebėtės, kaip gali būti, kad vat, iš nuotolio kažkaip, ne, vieni ten Lietuvoje, kiti kažkur kitur, ir kaip ne, gali tai judėti, tai aš lyginu su Wi-Fi. Wi-Fi'us mes irgi nematom, ne, bet vat, su viso susikonektinom ir nuotoliu. Tai taip ir reiki energija veikia bet kur ir iš bet kurios vietos. Svarbiausia, kad turėti intenciją ją gauti. Taigi, kaip veikia ir ką galite jaustis šiandien sesijos metu ir netgi po jos, netgi keletą dienų, galite ir nieko nejausti, bet, kaip ir minėjau, nuotolinė sesija vis tiek veikia taip pat, kaip ir būtumėt šalia. Tai ji veikia nepaisydama atstumo. Reikia energijai nėra ribų. Ir sesijos metu jūs galite jausti malonę šilumą, galite jausti lengvą dilgčiojimą, o galbūt snaudulį, ar tiesiog užplūstančią ramybę. Arba, kaip ir minėjau, galite nejausti visiškai nieko. Ir tai visiškai normalu. Ir energija veikia ten, kur labiausiai kiekvienai iš jūsų tuo metu reikia. Tai gali būti, kad vienai tai bus minčių nuraminimas, kitai tai bus fizinis poilsis, o kita gal turite kokią negalavimą ir tai reiki energija padės subalansuoti, nes reiki veikia ir kūno, ir sielos, ir proto lygmenyse. Taigi, patarimai po seanso. Po seanso, po meditacijos rekomenduoju išgerti stiklinę vandens, nes tai padeda energijai lengviau cirkuliuoti ir valyti organizmą. Tai tas pats, kas yra fizinis detoksas, kaip būna, ar ne, turim gerti daugiau vandens, tai čia bus toksai kaip emocinis detoksas. Tai irgi reikia gerti vandens, kad tai išvalytų, padėtų labiau išsivalyti. Ir šį vakarą ir rytoj stebėkite save po seanso. Galite jaustis labai energingos, bet gali būti priešingai, gali būti jautresnės šiek tiek. Ir jeigu norėsis verkti, verkit, tai visiškai normalu. O galbūt iš vis jausitės labai ramiai, labai įvairiai. Tai visi variantai yra puikus. O jeigu norėsite pasidalinti, parašyti, kaip jaučiatės, rašykit man asmeniškai bet kada. Atsakysiu visus klausimus, kuriuos tik tais turėsit. Ne? Tai apie iki tiek. O jeigu turit klausimų, galite užduoti klausimų, pasakykit, atsakysiu. O jeigu neturėsit klausimų, galėsim pradėti tada savo meditaciją. Tai dabar pasakykite, ar girdit muziką, ar negirdit. Nes turėtų būti muzikėlė. Negirdžiu nieko. Nėra. Negirdžiu. Pabandysiu įjungti.
Ar dabar girdit? Taip, Girdisi. taip, Nu, labai, labai gerai. Ar girdit ir muziką, ir mano balsą? taip. Taip. Gerai, puiku. Ačiū. Matas. Taigi, dabar įsitaisykite patogiai, galite atsisėsti patogiai, jeigu norite, galite ir atsigulti. Taip kaip jums patogiau, svarbu, kad galėtumėt kuo labiau atsipalaiduoti. Ir pradėsime įgydančią meditaciją. Atsipalaiduok. Užmerk akis ir leisk sau tiesiog būti čia ir dabar. Nereikia niekur skubėti, nereikia nieko spręsti. Šią akimirką tu esi ne dukra, ne marti ir ne gelbėtoja. Tu esi tiesiog tu. Giliai įkvėp. Ir su iškvėpimu pajusk, kaip tavo pečiai nusileidžia žemyn. Įsivaizduok, kad stovi po švelniu, šiltu šviesos dušu. Šviesa nuplauna visą dienos triukšmą. Visas svetimas problemas ir tas visas mintis apie visus kitus, kurias tu nešiojasi kaip sunkią kuprinę. Leisk tai kupriniai tiesiog nuslysti nuo tavo pečių. Šią valandą jų likimai yra jų rankose. Esi saugi savo šviesoje. Pajusk, kaip tavo stuburas tampa lengvas, kvėpavimas kitus ir laisvas. Nukreipk savo žvilgsnį į savo vidų. Ten, tavo krūtinės centre, yra brangakmenių dėžutė. Tai tavo jautrumas. Ilgą laiką tai atrodė kaip našta. Bet dabar, šiuo metu, mes mokomės jį išpakuoti. Minkštai, pirštų galiukais, mintyse atidaryk šią dėžutę. Pamatyk ten švytintį, skaidrų kristalą. Tai tavo gebėjimas jausti pasaulį giliau nei kiti. Tai nesilpnumas. Tai tavo navigacija. Įsivaizduok, kaip šio kristalo šviesa pamažu užpildo tavo kūną.
mokaisi jį valdyti. Net kai aplinkui chaosas. Gali švelniai pritemdyti šią šviesą, kad liktum savo ramybėje. O kai esi saugi, leisk ją švytėti ryškiai. Tu esi savo energijos valdove. Jautrumas tavęs nebegriauna. Jis tave puošia. Dabar pamatyk save stovinčią didžiulėje erdvėje. Aplink tave tai tavo mintis apie ateitį, apie šeimos bėdos, kurias galbūt prisigalvojai, arba tai skubėjimas, arba laiko trūkumas. Tačiau tavo kūno viduje, nuo pat viršugalvio iki pat stuburo apačios, nušvinta stipri auksinė ašis. Tai tavo balansas. Kad ir kaip stipriai pūstų išorinis chaosas, tavo auksinė ašis nejuda. Tu stovi tiesiai, ramiai ir tvirtai. Pajusk, kaip tavo kairė ir dešinė pusės susibalansuoja. Tavo noras keisti gyvenimo būdą tampa aiškiu žinojimu, o ne įtampa. Tu niekam nieko neprivalai įrodyti. Tu tiesiog esi savo centre. Leisk reikia energijai patvirtinti šią ašį. Pajusk, kaip tavo sveikata atsistato, kaip tavo mintis nurimsta. Tu esi sveika, tu esi saugi, tu esi vientisa. Įsivaizduok, kad tavo galva tampa tarsi giedras, skaidrus dangus. Visos tos galvoje esančios bėdos yra tik maži debesėliai, praplaukia ir ištirpsta saulės šviesoje. Matyk, kaip jie tiesiog išnyksta. Lieka tik ramybė ir tyras aiškumas.
Pajusk, tavo kūnas persikrauna. Senos programos, savigrauža ir kaltė ištrinami. O jų vietą užpildo pasitikėjimas savimi ir ramybė. Tu turi pakankamai laiko viskam, kas yra tikra. Tu turi pakankamai meilės sau, kad galėtum ją dalintis su kitais, pati neišsekdama. Šioje palaimingoje tyloje pajusk, kaip tavo ląstelės šypsosi. Tu išmokai gyventi harmonijoje su savo jautrumu. Tu esi balanse, esi ramybėje. Tu esi namuose, savo viduje. Ir dabar mes praeisime visas čakras, balansuosime jas. Dabar pajusk, kaip tavo kvėpavimas lėtas, tolygus ir natūralus. Įsivaizduok, kad per tavo stuburą nuo pat apačios iki viršugalvio eina skaidrus šešėlis šviesos kanalas. Šiandien mes kartu keliausime šiuo kanalu, pažadindamas ir subalansuodamas tavo vidinius energijos centrus. Ir pradėsime nuo šaknies čakros, Adharos. Tai tavo pamatas. Jos vieta stuburo apačia. Spalva ryškiai raudona. Nusileisk savo dėmesį į pačią stuburo apačią. Įsivaizduok, kaip besisukančią ryškią, šiltą, raudoną šviesą. Pajusk, kaip ši spalva teikia tau stabilumo. Tu esi saugi. Turi teisę būti čia ir užimti savo vietą pasaulyje. Pajusk ryšį su žeme. Tavo šaknis eina giliai ir tvirtai. Tu esi saugoma.
Antroji čakra tai sakralinė čakra. Padhistahina. Tai tavo kūryba. Ji yra žemiau tavo bambos. O jos spalva švytinti oranžinė. Atkilk šviesos kanalu šiek tiek aukščiau. Į šią sritį žemiau bambos. Čia skleidžiasi švelni, švytinti oranžinė šviesa. Tai tavo džiaugsmo, kūrybiškumo ir malonumo centras. Leisk savo emocijoms tekėti laisvai, kaip šiltam vandeniui. Tu esi kūrybinga, tu esi gyvybinga ir leidi savo jausti gyvenimo skonį. Dabar mes pereisim prie saulės rezginio čakros. Tai tavo galia. Jos vieta virš bambos. Skrandžio sritis. Jos spalva saulės geltonas spalva. Ir dabar tavo dėmesys kyla į saulės rezginį. Įsivaizduok čia spindinčią, šiltą geltoną saulę. Tai tavo vidinė ugnis. Tavo pasitikėjimas savimi ir tavo valia. Pajusk, kaip ši šviesa suteikia tau drąsos veikti ir būti savimi. Tu esi stipri. Tu esi pajėgi įveikti bet kokius iššūkius. Toliau mes kilsime į širdies čakrą, Anahata. Tai tavo meilė. Jos vieta – vidinės centras. O jos spalva – skaidri žalia. Ir dabar nukeliauk į savo širdies centrą. Ir čia išvysk nuostabią, skaidrią, žalią šviesą. Primenančią pavasario miško laivą. Pajusk, kaip tavo širdis atsiveria meiliai. Pirmiausia sau, o tada ir visam pasauliui. Kiekvienas įkvėpimas užpildo tave užuojautą ir švelnumu. Tu esi mylima ir tu esi pati meilė. Toliau mes kilsime į gerklės čakrą, į Vidhudha. Tai tavo balsas. Jos vieta gerklėje, o jos spalva yra žydra. Atkilk į savo gerklės sritį. Tai šviečia giedra, žydra dangaus spalva. Tavo tiesos
ir saviraiškos centras. Pajusk, kaip reikia energija išvalo visus žodžius, kurių neišdrįsai pasakyti. Tavo balsas dabar laisvas, nuoširdus ir skambus. Tu turi galią išreikšti save aiškiai ir ramiai. Toliau šiosios akies čakra, aina. Tai tavo intuicija. Jos vieta tarp antakių. O spalva indigo. Tamsiai mėlyna. Perkelk dėmesį į kaktos centrą, šiek tiek virš antakių. Įsivaizduok čia gilią, ramią, indigo spalvą, primenančią nakties dangų. Tai tavo vidinio žinojimo vieta. Tavo mintis skaidrėja. Tu pradedi matyti tiesą ten, kur anksčiau buvo abejonės. Tu pradedi pasitikėti savo intuiciją. Viską matai aiškiai. Toliau mes kilsime į karūnos čakrą, Sahasrara. Tai tavo ryšys su visuma. Jos vieta viršugalvis, o jos spalva violetinė. Atkeliauk dabar į savo viršugalvį. Čia atsiveria nuostabus violetinis lotoso žiedas. Jūs ryšį aukštesnioje išmintimi su visa visata. Tu nesi viena. Tu esi šviesos dalis. Pajusk, kaip per tave teka begalinė energija, jungianti tave su viskuo, kas egzistuoja. Pabūk šioje savo vidinėje vaivorykštėje. Pajusk, kaip visos 7 tavo čakros dabar sukasi vienodu ritmu. Harmoningai ir subalansuotai. Tavo energija teka laisvai, be jokių kliūčių. Tu esi vientisa. Esi balanse.
Lėtai, labai pamažu pradėk jausti savo fizinį kūną. Pajusk drabužių prisilietimą prie odos. Pajusk orą, kurį įkvėpi ir iškvėpi. Lėtai pajudink savo pirštukus, rankų pirštus, savo kojų pirštus. Pasuk savo galvą į kairę ir į dešinę. Lėtai, neskubėdama. Ištiesk savo rankas virš galvos, lengvai pasirąžyk. Aš pamažu užbaigiau šios grupės nuotolinį Reiki seansą, bet ši energija lieka tavo viduje. Ji niekur nedingsta. Ji taps tavo atrama visą ateinančią savaitę. Giliai įkvėpk, jausdama dėkingumą tau už šį laiką. Ir kai būsi visiškai pasiruošusi, lėtai, neskubėdama, savo tempu, atsimerk ir sugrįžk čia ir dabar. Ačiū tau, kad leidai man tave lydėti kelionėje. Ačiū tau, kad leidai man šiandien pabūti tavo gide šioje kelionėje. Tikiuosi, kad dabar jautiesi bent šiek tiek lengviau, o viduje vyrauja ramybė. Grupinės sesijas daryti yra nuostabu dėl bendros rato energijos, nes jį tampa tvirtesnė. Jau kartais visos mes turime specifinių klausimų, gilesnių iššūkių ar vidinių blokų, kuriems reikia asmeninio telkto dėmesio. Tad jei pajusi, kad tavo gyvenime šiuo metu yra konkreti situacija, baimė ar uždaras ratas, iš kurio norėtum išeiti, kviečiu tave į individualią Reiki sesiją. Individualių susitikimų metu aš dirbu tiesiogiai su problema, tiesiogiai su asmeniniu užklausimu. Ir tai veikia labai stipriai. Bet jeigu norėsite, galite rašyti man asmeniškai. Dabar, o kas norite, mielai paklausyčiau jūsų, kaip jūs jautėtės. Jeigu nenorite pasidalinti, viskas yra gerai. Nieko tame nėra blogo. Arba parašykite čia tokia, kaip jaučiatės. Labai geras jausmas, labai smagu girdėti. Prašau, mielasias. Žemiau bambos tai yra sakralinė čakra, tai yra kūryba. Daug ramiau, labai smagu tai girdėti. Čirpuliukai per kūną eina, taip. Ir dabar, kaip jau ir minėjau pradžioje, kad galite jaustis kitaip, gali aplankyti ir pranašingi sapnai, tai stebėkit save, stebėkit ženklus ir gerkit daugiau vandens ir šį vakarą, ir rytoj. Ir jeigu jausitės visai kitaip, tiek jautėtės prieš tai, tai yra visiškai normalu. Nutirpusios rankos ir kojos, kilkūnių, kelėm.
Tai taip irgi gali jaustis, jeigu tai yra jautresnios vietos, tai reikia energija teka ten labiau. Tai, tai yra visiškai normalu. Jeigu tai užsitęs ilgiau tas jausmas, tai duokit man žinoti. Parašykit, bet šiandien tai yra visiškai normalu, jeigu tai turėjo kažkokią tai negalavimą. Sandra ir Eglė verkia pradžioje, tai irgi išsilaisvina emocijas per reiki seansą, tai visiškai labai gerai. Ir jeigu dar šį vakarą verksit, rytoj verksit, tai irgi visiškai normalu, nes emocijos turi išsivalyti, o jos įsivalo dažniausiai tik per ašaras. Dabar net klausant ašaros vėl kaupės. Taip, Sandra, taip, tuo labiau, kad aš žinau šiek tiek tavo situaciją, tai visiškai normalu. Ir jeigu verksi ir šiandien, ir rytoj, tai leisk tam vykti. Prašau, Kristina. Eglė. Tai būtinai man parašykit, tada susitarsim dėl laiko. Prašau. Aš žadu kiekvieną mėnesį daryti va tokį va reikia meditaciją gydančią. Tai jeigu norėsite vėl, e-mailą aš jums atsiųsiu linką prieš tai, o rytoj gal dar spėsiu šį vakarą arba rytoj atsiųsiu įrašą ir galėsit klausytis, kiek tik norėsit čia įrašą. Prašau, Rita. Prašau, Sandra. Tad jeigu neturite šiuo metu klausimų, tai paliksiu aš jūs su šia energija. Ir jeigu turėsit artimiausiam dienom klausimų ar kažkokių tai pastebėjimų, kas keičiasi, tai drąsiai rašykit, atsakysiu visoms. Labai malonu, Eglė, kad klausysiu. Šaunu. Tai ką, mielosios, ačiū, kad buvo čia šiandien su manim ir linkiu jums kuo ramaus miego ir ramios, gražios ir darbingos savaitės. Viso geriausio. Ate.